Šiandien per 24 valandas bandysiu sukurti dainą. Kadangi aš apie dainų kūrimą, prodiusavimą ir dainavimą nieko nesuprantu, Priekį nenusto... Aš nemoku rėk, man jau gėda darosi. į pagalbą pasikviečiau du prodiuserius IDTA ir Regi ir atlikėją reperį Grajų, kurie man padės sukurti mano pirmą dainą. Tai dabar einam pabendrausim su prodiuseriais ir pradėsim kurti beatą. Sveiki, esu prodiuseris ir mano vardas yra Enrikas arba kitaip IDTA ir su muzika užsiemu 4-5 metai. Patinka kurt ypač trepo stiliaus dainas, beatus ir dirbt su atlikėjais. Viskas prasidėjo, sakyčiau, nuo tai, kad pamačiau, kad daugelis iš mano draugų užsiema su kūryba ir galvojau, kodėl nepabandžiau. Tai vis dėlto labai patiko, pabandžiau ir to ir užsiemu. Esu Regis, muziką užsiemu jau 6 metai. Pradėjau nuo beatų, dabar jau ir kuriu savo gabalus. Pradėjau, nes kartą draugelis parodė tiesiog repo muziką, mane tai labai sužavėjo. Ir dabar ilgai 2-3 savaičių, kai parodė man repo muziką, parodė, kad galima ją ir kurti. Jie po to pradėjo tobulėti, gerėti ir tada nusprendžiau, kad aš noriu pabandyti ir parepuoti ir va dabar aš esu čia žaidžiu. Reikia nuspręsti, ką kuriam. Nu tai jau tu čia diriguok, sakyk, ko nori. Aš nežinau, ko aš noriu. Nu nes mes kaime dviese, tai mes jaučiu bet ką galim padaryti. Nes aš per savo tos metus, nu aš daug įvairių stilių dariau. Norėjau, žinai, tokį buvau savo challenge, metus ar du, kur, žinai, kiekvieną mėnesį vis kitokį stilių, kur pasimokyti beatų. Galima matyti tą jokį garažą. Ja, va, jokį garažą tai nedaręs, tai šiandien ir būtų įdomu pabandyti. Nu, jau čia tada bandom tą jokį garažą ir jeigu išeis Grajų parepot, gal aš dar kažką uždainuosiu, jeigu... Būtų logiška. Nu, daina, bet čia su pagalba daina. Iš manęs dainininkas nekoks. Nu gerai, bandom. Reikia tik tais pradėti, pamokysit mane, tikiuosi čia kažko. Nes man čia žiūrit, kai, nežinau, į lėktuvą, ten kontrolus, nieko nesuprantu, tiesiog taip subrebo. Ir įdomu ir to pačiu nieko nesuprantu, bet taip įdomu pabandyti padaryti kažką čia. Aš jaučiuosi kaip tas brolis, kur mažasis brolis, kur ateina padėti, didysis brolis daro kažką prie komo, kur nieko nesupranti. Nuo ko mes dainą pradedam, tai pirmą galvojam, kokį žanrą, stilių norim kurt ir pradedam nuo sound selection. Tai tas sound selection, tai visas melodijas, kokie garsai bus, kokie būgnų garsai ir paskui pradedam visą kūrybą. Dabar pradėsim, nežinau, čia su samplais, kas tie samplai iš viso, kas čia? Samplai yra jau padarytos kitų žmonių, dažniausiai būna melodijos, tas audio tos, kur girdi. Vietoj to, kad pats padarytų melodiją, eina kažkas padaryti. Aha. Taip skaitas. Mes galvom pasirinkti patys savo melodijos garsus ir patys padaryti melodiją. Tai grinai nuo nulio. Jo. Po nuo nulio, visiškai nuo nulio, jokių ten... Savo from scratch. Jo, aš pabandysiu, tiksliau, man bandys parodyti, kaip reikia daryti. Jeigu labai nesigaus, tai padės tikrai, pamokys mane, kaip čia reikia naudoti šitą programą. Sakė, save, kaip ten tas Jokiai Garage Band? Jo, kažkas tokio, Jokiai garažas. Tiesiog hausas ir ant kurio repuoja. Jo. Jo, va šitas, kažkas panašaus. Bet čia jau grinai hausas. Taip sudėjau akordus. Ai, tiesiog sudėtas akordas man dabar, ne? Kas yra akordas? Va šitas yra, kur 100 tram, čia yra tavo tempas. Greitas galima kitaip sakyti. Okei. Hausų klubo muzono tempas nuo 100 tram iki 100 tram. Toks, vidutinis greitas galima taip sakyti. Kuo labiau didinsi BPM, tuo greitesnis jis skambės. Okei, tai dabar man reikia padaryti ką, tipo... Tau reikia Potamlėlį, tada kaip, tipo, eina bosas, melodija, kas eina pirmą. Gali pradėti nuo bet ko tu nori, bet pavyzdžiui, kad lengviau būtų, nežinau, pradedam nuo melodijos. Tai yra tos dalykas kaip piano rolas, čia atsidaro pianinas tau. Jo. Tu pasirinkai sermą, nes sermas yra tavo būtent tas garsas, kurį tu pasirinkai ir čia dėlioja natas. Tai gal tu jam paaiškinsiu akordais. Aš tai pradedu nuo beiso, nuo pagrindinių natų ir tada nuo jų darausi akordus, tai biškai lengviau būna. Tai nuo melodijos padėt, ar turi minį... Nu, aš galvoju, akordus pasidarom ir akordai vis tiek turi tą pagrindinę root note, tą bassline'ą, sakykim. Aš nežinau, kaip paaiškina, kiek aš nesigaudau, kas vyksta, turimiai, aš su pianinu negrojęs. Bet labai kažką čia liūdnai sugrojau. Ne, šaika. Duokit kažkokios teorijos. Neįsivaizduoju, nevažiuoju. Yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 natos oktavoje, ne? Jo, paima pirmą natą tos tonacijos ir 4 natą ir ant jų dviejų daro tos akordus. Jo. Iš kūrybinės pusės, kurias dabar, kad tiktų. Čia neįdomiausias, Jo, dalis, čia yra sunkiausia. Man kaip tik čia įdomiausia dalis, nes čia sunkiausia. Galime paprastai tada. Tiesiog suplytę sudėliot, ne? Dabar mes melodiją darom. Akordus. Akordus, čia ne melodija. Kaip tu sugalvoji tokį dalyką, ne? Aš tau ką tik pasakiau. Nu bet vis tiek, čia žinai, kai aš nesuprantu apie muziką, nieko. Pirmas ir ketvirtas, aš pasiėmiau A minor tonaciją, nes jie nenaudoja nei vieno juodo klavišo, nes lengviau groti yra. Tiesiog paėmiau pirmą ir ketvirtą natą, o ritmą paėmiau tiesiog inspiraciją iš to vento. Paklausom. Dabar labai cringe,
jinai skamba, nes čia tik baseline. Okei, tai ir dabar- nuo jo galim daryti akordą. Geometri 10 muzika dabar kol kas. O, kažką tai turi čia. Kažką čia turi. Tai dabar, ką čia padarėt? Sudėjau pagrindinius akordus. Tai gerai, dabar ant tų akordais melodija. Galim tuos akordus dar biškiau pridėti prie bumbaso efektų, kad jie įdomiau skambėtų. Tai pirmą efektai dedasi ar pirmą pasidarai viską? Nežinau, kaip sugalvoji. Nėra jėgos. Nėra jėgos, ne? Jėgos nėra, pavyzdžiui, man būna suvedu, tarkim, akordus ir ateina idėja kažką pridėti efektų, kad skambėtų pilnesnis arba tiesiog nubijau. Tiesiog žiūri, kaip idėja gaunas, kaip vystasi tiesiog. Vieną efektą, kurį dabar aš įdėčiau, tai yra standartiškai reverbas. Kodėl čia viskas taip kietai atrodo, aš nesuprantu, čia taip kietai atrodo, kodėl negali montavimo programos taip atrodyti čia? Oranžiniai, geltona. To galiu parodyti skirtumą, be reverbo skambėjo realiai. Tiesiog uždėjau kaip efektai, tiesiog tokį duoda aidą. Tas, kur tai buvo nueina toks. Pabandyk kažką, nežinau. Gerai, čia. tai- Ką Hebra norite išgirst, pasakykis man. Kažką dabar dėjau yra tie akordai ir pridedu su nauju garsu ant to tarpo kažką, kad biškį pagyvint. Pagyvint, nereikia. Tiesiog dėk, bandyk. O tai kur? Na tai tas šviesesnės. Jo. Čia yra natos, kurios atitinka šitą visą natų skalę. O, čia taip net veikia. Aš nežinau, ar skambės, reikia klausyti. Tai tiesiog... Būna visai neblogai. Man šitą visai patiko, nežinau ko. Čia tinka, netinka? Ne. Duokit mikrofoną. Ne? Gerai. Ne? Kažko trūksta, tik aš nežinau ko. Nu toksai... Na blynas pirmas, bet... Na bet... Bet yra kažkas. Bet aš nieko nesuprantu, man tiesiog smagu žiūrėti. Man daugiai padarčiukus padėliot. Pum darysi. O toks aukštas garsas, tiesiog galėsi sudėti pats melodiją. Kas čia vyksta? Man labai reikia, tau būtų daug lengviau groti. Kad tu pagrotum bet ką, bet skambėtum kaip profesionalas. Duokit profesionalui. Aš nieko nežinau. Tiesiog Bet ką spausti? Bet ką spausti? Aš galiu grot beleką, bet aš nepataikau, žinai, tada dainą. Kažką radau, bet nežinau ką. Bet čia tinka ar netinka? Pohai. Aš žinau, kad aš genijus. Sakė, Mozartas mirė, pasirodo sėdi. Oi. Vieną nurekordinti, kad nereikėtų man taikyti tą bitą, nes aš nepataikiau. Jo, po to ką galėsim sarkyti ranką. Davai, nurekordinti. Nepataikau. Neveikia, taip greit smegenys atrodo, aš nesuprantu. Sako, gali ir su pelėdai, nu. Aš nežinau, kai nieko nemoki, tai bet kas tinka. Kai mes sėdam, tas pas buvom, jau pradėjai kurti ir nežinau. Gali, pavyzdžiui, ištrinti šitos, tarkim, ir pradėti daryti vieną ilgą natą. Kažkodėl man skamba, nežinau. Padarai, nu. Ir tada vėl tą patį kartą ar žemyniai. Kaip nori. Ne, nu pizdėt. Per daug laisvės, kūrybai per daug laisvės čia. Aha. Vyrai, padėkit kažką. Jau mano čia baigęs išmintis, kaip dabar daryti, ar atkartot jos, ar kažką dar Tai tu dadėti. gali vėliau atkartoti jį, visą šitą antroje dalyje atkartot, galėsim gal paskui pagalvoti variacijų. Arba galim tarpus pripildyti su efektais, tas pats reverbas, delėjus, nežinau, glitchiai. Galima dar pabandyti uždėti kokį kitų efektų, tarkim... Ai, čia paskalda, tipo, taip šiaip. Ja, nu tai paima, patilda, nutilda. Tai tu realiai tiesiog žaidi ir žiūri, ne, tipo, kas geriausiai skamba. Nu, pagal mane Vis tiek kažkiek, nu, suprast turi, po kur kas natos. Būna eksperimentuoji, būna tiesiog, žinai, girdi galvoji ir bandai išdėlioti į tą visą Jūs dieną. turite meni, kad tu girdi galvoj bitą, tipo, atsikeli vieną dieną, tai galvoj, o, blema. Tiesiog, kai prisėdi, pradedi daryti, ar ten man susidė akordus, aš jau pradedu girdėti ir tiesiog bandau į FL perteikti tai, ką aš girdžiu galvojasi. Aš, pavyzdžiui, gyvenime esu girdėjęs, nu, bent esu girdėjęs tą, ką girdėjau jau. Kai aš pirmą kartą atsėdau, nebuvo gerai. Gal kad pirmą normalų bitą padariau, taip normalų. Žinau, pavojo savaitės, kad jį bent būtų galima klausyti ir nesakyti, va ten šūdų. 2 savaitės gan greitai. Tai
dabar drumsus. Galima drumsus, jo. Ko reikia drumsam papasakoti? Nu tai... Kiko, snero, lepo. Perkusija. Visos perkusijos, tai tie hi-hatai. Perkusija? Perkusija, tas tokie, galiu parodyti. Čia išmoks naujų žodžių. Tokie čia yra galima sakyti perkusija. Galima ir samples naudoti, bet be jų, su jais biškai neįdomu bus. Nebent tokį galima lengvai tiesiog užmest ir ant jo, kaip tai dar dadėt. Ai, tai smerdai. Ir viskas prasideda nuo tai, kad tai susideda ant ritmo. Kaip, tipo, ant tų pagrindinių... Na, būna skirtingai, house'as yra, biškai tokie ritmikai nebūna, pavyzdžiui, repas, kaip dedas visi drumsai, tai, pavyzdžiui, klepas dažniausiai būna standartiškai. Ir visą laiką realiai gali, pavyzdžiui, padaryti kokį kitą rolą, tarkim. Nu, ne rolą, bet tokį. Nu, visokių gali, tai pabandyk tu, nežinau. Tiesiog ką tik sudėjai. O dabar yra pačio pradžioje, kur tu manai dabar turėjo būti. Tai aš mačiau, kur tu dėjai. Gerai, čia biškai žinai. Biškai žinai. Čia tai būčiau neįsiduoju, kur reikia dėti. Ir dabar ką užtenka, spausk Ctrl ir B. Dar girdžiu. Ir dar girdžiu. Wow, professional. Arba taip, arba dar biškai vos. Šiek anksčiau. Dabar ko trūksta? Iš drumsų? Kiko? Ne? Ar Kiko, kikas? hi-hato, realiai ką manai, kas tau geriausiai skamba. Kikas sudėti yra paprasčiausias dalykas. Ypačiausia. Nu, aš pabandysiu atspėti, kur reikia įdėti. Ne? Jo. Šitas teisingas. Tipo, tai vėl prieš klepą tiesiog dėti. Nu jo, nu ką žinau. Realiai padaryt drums visada. Tai kas dabar liko? Ten tokie perkusijos, tie visi rimšotai, dar kažkas. Oi, gal pasakykime, kiek čia mes laiko kuriam? Pagal projektą 2 valandas. Pradėjom kokią pirmą, tai dabar jau 5:30 yra. Nežinau, kiek dar laiko užtruksim. Kaip ir galą eina, tai... Realiai arrange'uotas pagrindėlį ir viskas. O jokių ten vokalų, kokios moters neuždėsim, dar kažką ten. Labai nori galima. Na, vai, reikia. I bet you know me. I've been on the block since Pac Oh, NIC. Now give me a shot, I'll Yeah. make the vibes beat. Tinka, Ema. Viktorį leptų. I bet you know me. I've been on the block since Pac NIC. Wow. Now give me a shot, I'll make the Tinka. vibes beat. Čia jau tipo jau teisingai visą darot. Nu jo, arrange'uotas čia biškai ramesnė dalis, kur galėtų repuoti, aš nežinau. Čia būtų, sakykime, priedainis. O tai kaip prasideda viskas iš intro? Ar taip ir tiesiog prasideda iš karto? Max. Ne, manau, iš karto nepradės. Kaip nori. Nu, tu taip greit viską darai, kad aš nespėjau net pagalvoti, aš tiesiog žiūriu ir mėgaujuos. Na. Paliksiu tau dabaigt, jau kadangi aš visą padariau, tai tu gali dabaigt. I bet you know me. I've been on the block. Nežinau, ką čia daugiau. Šiaip tai žiauru. Bet šiaip tai skamba kokybiškai, pas mane. Nu, tipo normaliai, kaip house. Normaliai skamba, tarkim. Tikrai normaliai skamba. Galvau bus blogiau. Padariau beveik melodiją. Kažkokią ten. Kažką sugrojau, kur beveik tiko. Mano pasiekimas tikrai yra didelis, manau. Tai ką, užtrukom, su pavalgymais, su pertraukom, su pasišnekėjimais, pasimokymais 6 valandas. Tai per 6 valandas padarėm beatą. Realiai nieko nesuprantu, o čia sėdi 2 profai, kurie viską žino ir jie tiesiog daro, man kažką duoda padaryti, aš biškį padniai padarau. Jaučiu matysis ten, kiek padariau. Labai nedaug. Šiaip buvo žiauriai smagu. Pati muzika tai tikrai neblogai gavos. Kaip jūs įvertinat? O, neblogai. Ne, visai gerai kokybiškai gavas. Tai bus labai įdomu rytoj, nes sustabdysim laiką, 6 valandas užtrukom, dar turim kiek 18 valandų pratęsti šitą challenge. Tai rytoj eisim su atlikėju Grajum, pabandysim repuot ant šito gabalo. Tai visą laiką galite kreiptis su šitus prodiuseris, žmonės malonus, profesionalai žino ką daro. Tai ką viskas, keliamės į rytojų, bandysim repuot. Nu tai sveiki, aš Grijas, kuriu muziką apie 5 metus, dalyvauju batluose, kuriu dainas, kuriam kitiem žmonėm dainas, rašom tekstus, darom beatus, mixmaster. Ką, esam kitoj dienoj, tai kiek atsimenu, dabar lyg yra 16 valandų dar kūrimo laiko, jeigu neklystu, nes pradėka 6 valandas užtrukom sukurt beatą. Šį kartą esam jau su reperiu atlikėju Grajum ir bandysim abudu kažką parašyti, parepuot. Aš nesu reperis, gyvenime to nesu daręs, man jisai padės, pakoreguos, tai žiūrėsim kaip čia gausis, o dabar ką, einam klausyt beato, einam rašyti ir bandom sudėliot kažką. Pažiūrėsim kaip mums seksis, kaip kur tą gabalą reikia, tu man pasakyk. Reikia sugalvoti temą kažkokią, aš galiu pagalvoti tada idėjų kokių ir galim pradėti važiuoti. Čia GPT. Ne, čia GPT nenaudojam. Aš nežinau apie ką reikia tą dainą daryti. Bandom kokią motyvacinę vis tiek. Nu gerai, jau kadangi toks bitukas linksmas, tai kažką ir tokio, Hypo. hypo, jo, tokio hypo. Tu rodyk, kaip reikia normaliai padaryti dainą, nes vis tiek žinai, Jo, milijoną kartų daręs. Tai va, tai realiai aš padarysiu dainą, tau tik surepuot reikės. Ai, tu nori grinai, kad tu viską parašytum. Galim kartu rašyti. Aš galvoju, gal tu duok man kokią, vis tiek pagrindė tu dainuok, Taip. repuok, man duok kokią vietą iš bito, kur aš pasireikščiau. Bandysim
pabandyk irgi rašyti. Aš rašysiu ir tu pabandyk rašyti. Taigi aš kažką aš bandau mąstyti, nes žinai, kad tau padėti, bet gal kažką užvesiu ant kelio, tai nežinau, bandau kažką sugalvoti, bet sunku man. Kokią šešūdą parašyti, tiesiog visą, ką galvoju, turėjau viską surašiau. Sukam ratus. Nieko nebus. Kaip sunku, kaip pas tavęs smegenys tevė, kad tu taip greit viskas čia surašysi, jau 5 pastraipą rašo. Žodžiu, neberašysiu aš. Pasiduodu. Gerai, ką dabar linksmoji dalis einam bandyti? Repuot. Man tipo pusę dainos reikės įvaryti. Blema, kaip gėda, aš nežinau, ko man tiesiog. Aš niekada to nesudaręs, kažkodėl gėda. Jaučiuosi, kai 4 klasė, kur pastato prieš klasę ir sako, dabar tau reikės pasakoti eilėraštį, tai kokią Trakų pilį, kur taip širdis jau plaka, taip jau biškit plaka. Mano, kurį. Čia nebus. Nu, šiaip sunku čia pidėt. Duotų Jessicos dainą padainuoti dabar, va, ant staigo. Aš dirbu tik dėl ateities, todėl reikia priekį nesustoju. Čia tiesiog pasakyti žodžius reikia. Bet taip sunku, aš nežinau, ko. Filmuojam filmus visus metus, į kadrus papuola. Tikrai sužūrus. Kaip sunku, kodėl čia taip sunku? Nu, davai, pasirepetuojam dar kartelį. Skrydžiai lėktuvo, bilietai. Įklausi kaip sekas, žinau, kad gerai. Nu, pradžios nepataikau ir gal. Bet čia tik tai šitas mano ir daugiau nebekankinsi manęs. O, blemba, dar reikės. Nu gerai, bandom kažką. Kadrus papuola, tik daug rėkt, dar labiau rėkt. Aš galiu rėkt daugiau, man įdomu. Reikia ne tai, kad rėkti, tai tuo pačiu tonu reikia aukščiau biškį. Ne tai, kad aš dirbu, bet aš dirbu, tipo, aukščiau. Aš dirbu. Aukščiau. Aš dirbu tik dėl ateities. Taip? Nu dabar tai žiūrėk, laikykite metas. Jau mano metas. Eik ir rašyk, nieko aš nesuprantu čia. Sunku jam yra, jisai sakė pabandys pats, bet tai čia visi. Bet ne pirmas kartas, jau kai žmonės sako, kad išausiu pats, bet kitą kartą reikia pagalbos. Šokti aikštelę, bolidai per gatvės, baisiausia čia lekia, rimčiausia čia geimė, rimčiausia čia trekia, minčių milijonai ir jų mums užtekia. Tiek ir tai reikia. MC Tadas grįžo. Minčių milijonai ir jums jau užtekia. Per naują. Jau mano metas. Šokti aikštelę, bolidai per gatvės. Aš nežinau, atrodo lengva, kai darai šitą dalyką. Nu, tipo, iš šono jaučiu žiūrint. Bet kai reikia čia pačiam padaryti, čia yra žiauriai sunku. Tie, kur repuojat, nes tikrai sunku ir tai, ką daro, tai reiškia jūsų dalykas. Nes tai tikrai ne mano dalykas. Dirbu tik dėl ateities, todėl ir eiti priekį nesustoju. Dėl to kovoju. Aš dirbu tik dėl ateities, todėl ir eiti priekį nesustoju. Daug apgalvoju. Vilniui Kaune reikalai, skrydžiai lėktuvo, bilietai. Įklausi kaip seka, žinau, kad gerai, su geriausiais draugais, ilgi vakarai. Aplinkui matau, žmonės liūdnus, bet mano būry tokių čia nebus. Filmuojame filmus visus metus, į kadrus papuola tik vaizdas žiaurus. Aš dirbu tik dėl ateities, todėl ir eiti priekį nesustoju. Dėl to kovoju. Aš dirbu tik dėl ateities, todėl ir eiti priekį nesustoju. Daug apgalvoju. Jau mano metas, šokti aikštelę, bolidai per gatvės, baisiausiai čia lekia, rimčiausiai čia geimė, rimčiausiai čia trekia, minčių milijonai ir jų mums užtekia. Jau mano metas, šokti aikštelę, bolidai per gatvės, baisiausiai čia lekia, rimčiausiai čia geimė, rimčiausiai čia trekia, minčių milijonai ir jų mums užtekia. Kaip gavos, patys įvertinkit, tikrai sudėtinga man buvo. Aš girdžiu pats, kad prastai sudainavau, bet nu ką padarysi, yra kaip yra. Svarbiausia pastangos. Jo, ir padėjau su beatu, ir padėjau su repu, daug ko išmokau, buvo nežmoniškai smagu. Ir aišku, didelis ačiū Unknown studijom, kurios leido man įrašyti šitą dainą su jais kartu. Jie ričiautinosi, pasiūlė man padaryti dainą per 24 valandas. Manau, visai pavyko. Ir aišku, jeigu norite rašyti kokią nors dainą, turite viziją, net varykit čia. Kainos tikrai geros, padės žmonės, aparatūros tikrai pilna per akis. Ir gal norėtum dar žodelį tarti. Norėčiau padėkoti Tadui, kad pasikvietė, kad irgi galėjau prisidėti prie šito darbo. Pačiam buvo labai smagu. Tai va ir tiek. Tai ką, susimatysim kitam video. Ciao. I said you don't be, I've been on the block since rock and I see. Like me, it's something to